Tai einam dabar pasižiūrėsim tada, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Einam. Numerį nuskanuoja va ten va jau, ten mes sužinom, kokia programa klientui, tada įstoja į eilę ir va čia va esminis yra dalykas va čia yra fotoakis viršų ir apačioj ir dabar jinai užfiksavo, kur prasideda automobilis, kur prasidėjo ratas, kur baigėsi ir kur pasibaigs automobilis ir kur antras ratas yra. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, va tas va purvo tirpiklis ant ratų, jis purškia tik ant ratų. Jis žino, kur ratas yra kiekvieno automobilio. Pradeda, baigia. Ir šiaip realiai visas procesas, ten čia pečių prispaudimas, jie atsitraukia prie veidrodėlio, vėl sugrįžta atgal. Tai visas yra pritaikytas pagal kiekvieną va čia nuskanuotą automobilį. Čia mes turime visą savo kamerų atvaizdavimą. Tai kiekvienas darbuotojas esantis čia aptarnaujantis klientą arba tarpuose tarp kliento aptarnaimo gali stebėti visą plovimo procesą. Pradžia, vidurys, gali stabdyti, jeigu reikia visą konvejerį, jeigu kažkas tai nutinka netipinio. Ir čia šitoj pusėje gali stebėti tiek klientų zoną, matyti, ar viskas tvarkoja, ar klientam nereikia pagalbos. Tiek bet kurį iš esmės plovyklos kampelį. Jeigu kažkas nutinka, ten apsaugos suveikia arba priartėja viens prie kito automobilio, tai pati įranga automatiškai sustabdo, o gali ir darbuotojas tą sustabdyti. Čia vat yra planšetė, kuri valdo šiaip visą plovyklą. Čia statistika matom, ne vakar, šiandien kiek nuplovėm. Čia matom, kad šiandien, tarkim, nuplovėm kiek automobilių, 300 automobilių jau nuplovėme ir galima realiai valdyti kiekvieną iš elementų, jungti, išjungti šepečius. Čia yra pagrindiniai smegenys, kurie gali vaikščioti ir kartu su darbuotoju, jeigu reikia. O kameros, tai vat, čia jeigu matosi, tai tiek kampuose yra, kiekvienam kampe, vidury yra, gale yra. Visos va kryptinės yra, tai jos labiau gal ten kokybė, bet į priekį taip labiau. Ačiū Jums, buvo labai malonu ir sėkmės darbuose. Ačiū Jums, sėkmės taip pat.